Sveiki, taigi šiandien yra 06.16 diena, pirmadienis ir aš darau treniruotę su kitu ATC, kaip pastebėjot, ir yra nesklandumų, taipogi, kadangi yra neuždėtas dar kol kas man prižiūrėtas, todėl ir dalyvauja kai kurie mūsų darbuotojai su kitais ATC. Tai yra Andrius Afigenas ir Mr. Pumpkin. Tai aš nesakysiu unikų viešai, nes manau jie patys nenori. Ir pradedam. Visi sulipkite į darbinės transporto priemonės padu. Dani Fernandezas sėda G ir paskelbė, kad treniruotė vyksta. Kadangi nedirbu piniginių firmoje, todėl važiuosiu su mano pavaduotojo NRG. Visi stovit savo vietose stovėjimų. Stovėjimo vietose stovite. Nevažiuot, nebent tik tais įsėsti. Įsėsti nebent galit pavažiuoti kaip Valdas lietuvis. Va, paskelbė mūsų pavaduotojas, kad treniruotė. Ir dabar gražiai po vieną pirmą išvažiuosit. Danis sės enter tada į mašiną. Dani. Gerai. Ir dabar visi po vieną išvažiuojat. Pirmas Danis, antras, ten, palakas čia toks antras. Kasio ir taip toliau. Ir važiuojam. Taigi toliau tęsime treniruotės dalį. Tik tais aš filmuoju dalimis, kadangi filmuoju su Bandicamp tokių dalykų ir yra limitas 10 minučių, tad aš tik tais taip sutalpinu. Tai va. Taigi mes atvykstam į San Fierro oro uostą ir mūsų dabar sustatykit va šičia atbulai mašinas prie sienos gražiai, va, prie pat vieną kitos. Pirmą Danį, antrą ten kokią kitą. Susigautysit. Va, Dani Fernandezas stoju. Va, šaunuolį. Pasikykite savo transporto priemonės ir įsijungite ant šviesas. Augelis Vyd Ai, tu tik lygiai aš netrupulėdė. Gerai, dabar visi išlikite iš savo transporto priemonės. Ir stokit prie šitos pasienos, kur aš dabar su NRG transporto priemonės važiuoju. Ir mes dabar, kol susipirksim ginklus, taigi vėl filmuosiu, sustabdau šią dalį. Taigi susipirkę mes ginklus, tęsime toliau treniruotę. Ir šios treniruotės pagrindinė dalis bus tokia, jog kaip yra trečiam naujienų reportaže parašyta, kad gali kiekviena firma mesti kitą firmą direktorių pirštinę ir kviesti į kovą ten Kangvar, Braval ir taip toliau. Tai mes pasimokinsim šito dalyko ir kol mes susilaikysim, vėl stabdau šį kadrą. Susistatęs šitas mašinas darbinės, kaip matote, mes treniruosime savo įgūdžius šaudydami Kangvar stiliumi. Tai yra šaudymas už mašinų, kai yra sutartas žmonių skaičius už tam tikro mašinų skaičiaus. Ir pradėsime. Taigi pirmas bus Augelis Vyd ir Casio Break. Casio Break ateina prie manęs, o Augelis Vyd eina prie kitos mašinos, kur aš dabar bėgau. Ir po starto šaudysitės. Laimėjo 2 žmonės, gaus tam tikras prizinės sumas, kurios bus pirmą vietą 300k, antrą vietą 200k. Tai yra 200 000 ir 300 000. Taigi, po starto šaudysitės, linkiu jums tik tai sėkmės. Pagau tiksliau. Be snaiperių. Taigi žinot pagrindą, kad nenusiždyt viskas, Augelis Vyd pralaimėjo. Augelį Vyd ateik prie manęs.
Ir atsiprašau, kad pamiršau paminėti, jog taisyklės tokios, jog galima tik tai su AK arba MK ir jeigu yra galimybė žiūrint, kokios jūsų yra privilegijos, su shotgun. O Casio Breaką tik vašyčias tok. Tas laimėjusysis. Dani Fernandes Hill Augelis Vid. Toliau kitos komandas. Aldas Lietuvis ir Mr. Pumpkin. Aldas Lietuvis stoja šičia, kur aš dabar bėgu, o Mr. Pumpkin įtapusi. Po go. Kadangi jūs esate vienas vipas ir kitas turintis panašius ginklus. Dani Hill, Mr. Pumpkin. Gerai, jau pagydė. Po go. Atsiminkit, kad šaudysitės iki šarbų. Pirmoji kova buvo labai greita, kažkaip taip įdomi. Jūs mažiau slėkitės, o daugiau šaudykitės, tai jeigu jūsų didesnis pravalumas. Kaip jūs įdėsit, šaudysitės. Taigi, laimėjusysis yra Mr. Pumpkin, o pralaimėjusysis yra Aldas Lietuvis. Dani Pahilink Mr. Pumpkin. Ne, Aldas Lietuvis, man atrodo. Gerai, toliau tęsime kovą. Ir kiti du žmonės bus ir man toks, tu administratorius ar dar vipas. Ir man tai parašyk čiate. Nu tai nusipirkai ginklų, tik tais aišku. Gerai, tada žinau, kad neturiu ginklų. Dovydas Krits ir Inmantas Black. Taigi, Irmantas stoja čia, o Dovydas čia stoja. Pagrindiniai ginklai bus jūsų MK ir AK, kadangi, manau, Irmantas neturės. Kai duosiu startą, šaudysitės. Taigi, laimėtojas yra Irmantas Black ir stok čia. Ir dabar toliau eis Casio Break ir Dani Fernandes. Dani Fernandes stoja čia, o Casio stoja ten. Pasihilinkit visi. Po starto. Be spazų. Abu adminų, tai šaudytės galite ir su spazu ir su MK. Bet be uzikų. Sakiau, galite su shotgunu ir MK, jeigu turiu tas pačias privilegijas. Taigi, kadangi mūsų pavaduotojas iš tikrųjų jau parodė, kad pralaimėjo geram darbuotojui, kuris tikrai moka gaudytis gangvar stilim, šaudytis irgi. Čia kažkas labai mane šaudė, bet nesvarbu. Taigi, dabar Casio, Danis tokį kitą pusę, ne ten pataiky. Taigi, Casio dabar stok čia. Ir dabar šaudysis Mr. Pumpkin ir Irmantas Black. Pahilink Dani Irmantas. Stok čia Mr. Pumpkin, Irmantas ten. Taigi, po starto, kai duosiu, šaudatės pagrindiniai ginklai, MK ir AK, kadangi jūs ne vienodos privilegijos. Taigi, mūsų laimėjusysis yra... ką jau dabar padarysi? Kitą kartą pasiseks. Jeigu kulkos pasibaigė, tai ir ne... bet man jau mačiau, kai tu jau buvai jau be šarvų. Gerai, dabar taip Casio Breakas ir Mr. Pumpkin. Tebūne... jogi, jūs abudu ir laimėjot pagal viską tiksliai, atsiprašau, sumaišiau. Nereiksim šaudytis. Bet dėl viso dėl pirmos ir antros vietos kovot vis tiek jums teks. Taigi, po starto šaudysitės. Nenusileiskit viens kitam. Sėkmės. Filmuoji dabar? Jo.
Atsiprašau, kad pasimaišiau.